Mes nesuprantame jo tokių, reiškia, sprendimų ir manome, kad Masiulis turi atsistatydinti. Išeiti. Jis negali būti aplamai susisiekimo ministru, jeigu jis pamiršo pagrindinę, reiškia, misiją tiksą tarnauti tautai, o ne oligarchams. Kam tie laivai atiteks? Aišku, turtuoliams. Ir taip jau jie apiplėšę yra ir pardavinėja. Reikalaujame paskutinius laivus palikti mums, reiškia, Lietuvos valstybei. Ne, tai ateina. Plakatą paimti. Pasiimti plakatą. Ir mums pasakėti. Pati didžiausia tragedija, kad visa sistema griūna. Jau žvejybinis laivynas ir sunaikintas, mes žinom, tai sistema, kada griuvo, kiek neteko darbo, 34 000 žmonių. Vienas jūrininkas krantui duoda 5 darbininkam darbo vietas sukuria. Tai kam bus jūreivystės mokyklos reikalingas? Mes sunaikinam ne tik tą prekybinį laivyną, bet mes sunaikinam sistemą visą, kurioje žmonės turi darbo. Pagalvokit, specialistai yra aukščiausios klasės jūreivistai dėsto, tai visi jie liks be darbo. Kiekvieną dieną nuo 12:01 nevyriausybinės organizacijos profsąjungos stovės ir manome ir tikimės, kad atkreips dėmesį, reiškia, vyriausybę, atkreips premjeras, reiškia, Kubilius į tokius susisiekimo ministro poelgius. Privatizuoti. Jūs priekite arčiau biškučių.